Jau rytoj, penktadienį, spalio 17 dieną, jūsų laukia naujas vienintelio Panevėžio rajono laikraščio Tėvynė numeris. Kaip ir kiekvieną savaitę, skaitytojai Tėvynėje ras aktualių straipsnių, nuotaikingų istorijų, laisvalaikio skaitinių ir kitos naudingos informacijos. Pakaušių kaimo gėlininkas Eugenijus Galvanauskas dalyjasi savo rudens gėlių paslaptimis. Jo chrizantemų ūkis prieš vėlinės tampa tikra žiedų jūra. Čia lankytojai renkasi gėles kapinėms ir sodybų puošybai. Paistrio gyventojai sulaukė pokyčių. Prasidėjo tvenkinio užtvankos rekonstrukcija. Projektą, kurio vertė daugiau kaip 200 000 eurų, vykdo uždaroji akcinė bendrovė Panevėžio melioracija. Smilgiuose netrukus plevėsuos Smilgių herbo vėliavos. Gyventojai ir seniūnija aptarė, kur jas kabinti, kaip tinkamai pažymėti valstybinės bei vietos šventes. Tiltagaliuose užfiksuotas afrikinio kiaulių maro protrūkis. Veterinarijos specialistai įspėja, virusas plinta greitai, todėl būtina laikytis biosaugos reikalavimų. Trečiojo amžiaus universiteto Paistrio fakulteto lankytojai rudens dienas leidžia kelionėse. Aplankyta duonos kepykla Radviliškiuose, Tytuvėnų ir Šiluvos šventovės, Lyduvėnų tiltas. Šiame numeryje kvietimas į Raguvos derliaus šventę, aruodai pilni, širdis rami, kur skambės muzika ir liaudiškos dainos. Pristatoma artėjanti Kapelmaušio šventė Kalnapilio arenoje, kur šiemet karaliaus vaišių dainos, svečiuosis grupė Liubistok iš Ukrainos ir ansamblis Jonis. Kaip ir įprasta Tėvynėje, įvairūs patarimai, TV programa visai savaitė, kryžiažodis ir dar daugiau aktualijų, straipsnių bei naujienų iš Panevėžio rajono. Jau prasidėjo laikraščio Tėvynė 2026 metų prenumeratos akcija. Užsiprenumeruoti laikraštį galite internetu laikraštistėvynė.lt.